Labadiena. Mūsų pašnekovas ir vėl Aleksandras Nemunaitis, partijos Lietuva visų pirmininkas, Vilniaus miesto tarybos narys. Pats ryškiausias opozicionierius Vilniaus burbulė, dabar jau gali pasakyti. Sveiki, Jurgita. Aleksandrai, mes truputį toliau į tą burbulą žiūrim iš Kauno, iš provincijos, sakykime, ir mums tikrai dar labiau juokinga negu jums, nes tikrai atrodo kaip cirkas, filmas ir viskas viename. Tai kaip jums, jūs esat, nedidelės partijos vadovas, bet aktyviai dirbantis Vilniuje politikas, kaip jums atrodo tas, kas mūsų dabar vyksta centrinės valdžios ešelonuose ir kas vyksta protestuojant prieš juos? Kaip jūs visą tai vertinat? Kaip jums tai atrodo? Taip, gal iš tikrųjų teisingai sakot, gal aš labiau matomas Vilniuje, bet tai nereiškia, kad nekreipiamas dėmesys, kas vyksta Respublikoje vis tiek. Ir jeigu jau apsėmiau vadovauti partijai, reiškia, turim ir turėsim ambicijų dalyvauti ir respublikinėje veikloje, tai negali nematyti, nevertinti, nediskutuoti su kolegom išskirtingai. Tai matom turbūt, ką matom ir visi. Gal kartais tik ne visi išdrįsta pasakyti, kokios yra tikros priežastis. Ir neretai žmogus mato tai, ką jam nori parodyti. Tai vat, visada mėgstu šitą pabrėžti ir paanalizuoti ir rasti priežasčių. E, Jūs greičiausiai kalbate apie tą vat, cirką su kultūros ministru. Tavas, Taip. bent jau šitas yra mums ryškiausias ir tada klausimas turi būti užduodamas, kodėl iš vis va, taip vyksta, kaip vyksta. Ir aš tai vertinu, jeigu taip nelenat labai toli, bet visgi iš tokio paskutinio etapo, tai reiškia, aš matau, kad prezidentas yra įsikibęs ir buvo įsikibęs į tai, kad palikti energetikos ministrų tą patį žmogų. Buvo siūloma Žemaitaičiui skirti neva jam šitą ministeriją tam, kad jis pasiūlytų tą patį. Žemaitaitis nepanoro ir yra logikos tame, nes kam tu tada eini į valdžią, jeigu už tave stato ministrus ir tu liktais dalyvauji valdančioji, bet neturi net instrumentų, kaip realizuoti nei savo programas, nei taip toliau. Tai Esi valdžioje be valdžios tada, be ne? valdžios, atvirkščiai, tu tada rizikuoji, kad tavo reitingai kris, viskuo tave kaltins, o tu už tos ministrus, kuriuos neva delegavai, tu už juos net neatsakingas. Tai jis atsisakė tokį dalyką padaryti, pažįstant Žemaitaitį turbūt irgi kaip ir labai logiška, ir tada ir prasidėjo tos dėrybos, tai kaip visgi galima, gal ten ir nesitikėjo, kad jis pamaištaus, nors man tai atrodė pakankamai akivaizdu. Prezidentas nenorėjo atiduoti energetikos ministro, Žemaitaitis atsisakė siūlyti tą patį Vaičiūną, kuris visi mes Kurio žinom, nori prezidentas. taip, ir kuris priklauso tiem patiems žmonėms, tie patys, jeigu tikim, kad yra kažkokia grupė, kuri valdo energetiką, tai yra tas iš ten pats žmogus. Viskas, tada prasidėjo tos dėrybos, o nelabai buvo į ką jam ir paduoti. Tai padavė kultūros ministeriją, o Žemaitaičio partijoje nėra žmonių, kurie galėtų tinkamai šitą ministeriją atstovauti. O tai kodėl valdančioji koalicija apie tai negalvoja? Kur yra labiau žmonių, kurie gali kažką? O bet kam, bet ką, bet kaip numeta tie, bet ką tada įsūdo į tą portfelį, bet kam ir tas vargšas žmogus kaip sugautas žvirblis ir verkia ir ten ir gaila jo, ir nusišneka, ir norisi jį paguosti kaip nors, ir nosinaitę paduoti, ir tada galvoju, Dieve viešpatie, kaip juokinga. Visur yra Tragikomedija. dėrybos. Tai prezidentui naudingas dabartinės padalinimas, socdemams irgi naudingas, nes statydavo iš tikrųjų, tiesiai šviesiai, mažiausiai kažkam įdomią ministeriją, bent jau tai būdavo iki anksčiau. O Žinot, tas kartais įdomumas, Aleksandrai, kur yra? Tik pinigų srautai iš esmės, taip, ir tai atvirai paprastai rodoma. dalybos iš tikrųjų buvo net prieš 15-20 metų jau buvo net reitingai, balai ministerijoms duodami ir kai eina jau tą naktį Pelningos netgi. ir niekinės, ne? Taip, ir dažniausiai susiveda į pinigų srautus. Tai čia pinigų srautų nedaug. Kur dabar jau irgi išvelgia naudą tos ministerijos yra tame, kad iš tikrųjų gal jinai atsakinga už LRT. Ir Žemaitaitis čia gali pridirbti daugiau, negu jis būtų pridirbęs. Atsakinga už regioninę žiniasklaidą. Irgi bijo, kad padarys kažkokią įtaką. Taigi Nežinau, tiksliai regioniniai reikia pačiam žiniasklaidai pasidomėti. niekas ir šiaip neskiria nei dėmesio, nei pinigų ir nereikia čia apsimetinėti. Aš pati esu joje. Bet yra toks naratyvas. Galbūt, tos greičiausiai jūs teisi, bet baimė yra tokia, kad kai kuriem projektukams gali irgi prisukti kranelį. Irgi yra. Tai
vėlgi, tikrai yra baimė, kad šitas žmogus, kuris yra toks maištaujantis, Koks gali, maištaujantis, kol kas jis tik verkiantis atrodė, nieko aš ypatingo. apie Žemaitaitį. Ministras be abejo, ministras tikrai yra pakankamai silpna Korta kandidatūra. toj dėlionė. Ir labai gerai ir Linas Kontrimas vienoje laidoje pasakė, kad va, ta empatija, tas jautrumas yra, nu, šiaip gera žmogiška savybė. Bet ne tuomet, kai tu eini užimti va tokio posto, kur reikia atviršiai vadybos, tu turi rasti kažkokius interesus, kitų verksmus išklausyti ir kažkaip juos sujungti ir suvesti ir rasti kažkokį bendrą tikslą, bet ne pats paverkti ir kad žiūrėkit, supraskit mane ir tam. Tai ta prasme premjerė tokia kietesnė atrodo. Sunkiai įsivaizduoju ją taip apsiraudojusią. Na, Nu, kažkaip be tokia vargo atmuša tas atakas. užgrūdinta, dabar jinai, vat, per savo tas profsąjungas, nu, tai išmoko diskutuoti, išmoko atstovėti poziciją, aišku, tą irgi pritariu visada, kad jos ta domėjimosi sritis buvo pakankamai siaura. Mes turim premjerę, kuri negali kalbėti nei krašto apsaugos temomis, nei užsienio reikalų kažkokiomis temomis. Yra krūva temų, kuriuose jinai Aleksandrai, yra. mes tiek turėjom visokių ministrų ir premjerų, kurie irgi negalėjo kalbėti jokiomis tokiomis temomis. Bet Galbūt, bet, nu, bet veikė aš tos galbūt tas, kuris. ministerijos, tos vyriausybės, kažkaip tai veikė. Bet nu, noras taigi vis tiek tobulėti, taip kaip mes buvom kažkada. Vėlgi, nuimant pirmą vyriausybę, tai atvirkščiai dabar žiūrim kaip su pasididžiavimu turbūt. Žiūrėtume, jeigu atgautume va, tokius žmonės kaip dabar. Dabar pas mus tos partijos neužaugina, atvirkščiai dabar yra labai nepopuliaru būti politiku, eiti į politiką. Nes tas naratyvas jis vis stiprėja, tu greičiausiai arba nenusisekęs verslininkas, arba dar kažkas. Ir va Ne, tai, arba ką tu dabar. verslininkas, kuris nori savo verslui pasukti srautus didelius. Tai čia reikia Taip, daug drąsos atlaikyti tą purvą, bet tada tu gali tos kranelius čia sukioti. bet vat, kas vyksta pastaruoju metu, tai mes atidarom dar net ne vieną Pandoros dėžę, o turbūt kelias. Kai pradedama kapstytis po privatų gyvenimą, traukt kažkokius privataus vakarėlio video, Nu rodyt, tai kas čia jau vyks. dugnas. Visiškai. Dugnas, taip. Arba kas buvo jo tėvas, va čia irgi, ta prasme, man sąžininkai buvo netikėta iš Skirmanto Malinausko, jeigu tai yra jo autorystė, bet bent jau tai prašo portalai apie kultūros ministro tėvą. Ta prasme, primint, kas jis toks, kad jis farose buvo nufilmuotas. Žinot, nu, mes iš tikrųjų iš tokių labai ryškių pavyzdžių tai yra Viktorija Čmilytė Nilsen, kurios jeigu pakapstytume, kas buvo tėvas, tai tada net klausimų nekiltų Nu, pagal bet dabartinius visi žino, standartus. bet tos šmilytės niekas nededa pusnogės šokančios, gal ir nešoka, netgi ir ta Bilotaitė nežinome. pusnuogė šoko, man atrodo, jeigu aš gerai Bet prisimenu. šokančių daug, paieškoti, Jo, rasti bet, galim be bet, daug. bet tėvų ir taip toliau, tai vat, aš bijau, kad mes tokiais metodais, kai jau dabar iš tikrųjų kažkas jau juda be raudonų linijų, mes dar labiau atbaidysim nors kiek protingų žmonės nuo dalyvavimo politikoje. Nu, nieks nenori, kad ne tai, kad abejotų jo kompetencija, užduotų kažkokius aštrius klausimus, o tiesiog elementariai kapstytųsi po praeitį, ieškodami tokių skandalindų faktų, faktelių, arba net visą jo šeimą iššukuotų. Valakiotų giminės, galiausiai Taip, juos areštuotų dar dėl ko nors, po to paleistų. Nu, ta prasme, visa tai tai yra čia toks blogas kelias, purvas, aš manau, mėšlas labai ir blogas kelias nesąmonė, pasirinktas. kad jau dabar žmonės nenori eiti, net vos nemelžėja, nebenori į ministrės, nes kam jai to reikia, ne? Nu, būtent, ta prasme, nes, nu, tu gauni tiek viešumo, to blogo viešumo, nu, nieks tikrai nenori. Ir tada Ypač, mes gauname tai, ko nusipelnę, tokius ministrus, kokius turime dabar. taip, tai atsakau, tai toks, iš tikrųjų, visi ploja tam cirkui, kuris dabar vyksta, a ne, ypač, atsakau, net su tais skandaliniais faktais, nu, gal ne visi, aš gal taip tyčia groteską naudoju, bet nemažai žmonių ploja, jiems fainai, kaip į cirką žiūri, bet nesupranta, kokios to gali būti pasiekmes. Pasiekmes tokios, kad mes negausim kompetencijų, nes nors kiek protingesnis žmogus ir kiek santūresnis žmogus, jis nenorės viešintis, va taip lyst, kad Jau ir jį nenori, jau ir išnarplios. taip ir yra, bet mes juokiamės patys iš savęs ir plojam savo kvailumui, nu, iš tikrųjų. Nes Taip, kas to taip. cirko klaunai, mes patys ir esam, ir tie, kurie dalyvauja ir toj pusėje, ir toj pusėje.
Iš tikrųjų, tai gana apgailėtina. Iš esmės, turbūt čia nėra prieš tą žmogelį kultūros ministrą, ne? Nes ir premjerė sakė, su jie, kai kalbėjo protestų organizatoriai, tai jie net nepaminėjo to asmens. Jie minėjo, kad reikia išeliminuoti jiems nepatinkančią partiją iš koalicijos. Tai kaip dabar premjerė gali paimti ką? Paleisti Seimą ar kaip jais tą prasme? Man tai vat niekaip nesueina. Ar čia kažkaip nelegalūs buvo rinkimai, kokie tai vyko, kažkokie prasmuko. Tai kai teistos už korupciją partijos pirmininkė sako, kad viena iš didžiausių partijų Seime teisėtai išrinkta demokratiniuose rinkimuose yra nelegitimi. Tai yra ponios Viktorijos Čmilytės Nilsen žodžiai. Ir kaltina gynybos ministrė, neva ta prisidėjo, kad ta partija būtų legitimizuota, kai jinai pasakė, kad gal ne tai baisu, nes žiūrint į balsavimus Seime, Nemuno aušra palaiko tuos gynybos projektus ir lyg ir, tai sakė, ką jūs nematot, vis tiek jie yra blogi. Vis tiek tai yra blogis ir jie Čia yra nelegitimi. toks naratyvas, sąžininkai, klausimas, iš kur jisai kyla. Gaila, kad ta pati Čmilytė Nilsen nepaaiškino, kodėl jinai mano, kad tai yra ta partija nelegitimi. Pačiai partijai Liberalų sąjūdis pas mane yra milijonas ir plus vienas klausimas. Kaip jie vis dar dalyvauja politikoje, pradant nuo etiškumo, kad iš tikrųjų jiems patiems negėda, ir baigiant juridiniais. Čia labai gaila, kad teismas nedaspaudė ir tam galutiniam nutarime pripažino juos, kad partija irgi bus nuteista kaip juridinis asmuo, kurio naudai buvo įmami kyšiai, bet neužbaigė tuo, kad šita partija turi būti tiesiog likviduota ir patraukta iš politinio gyvenimo. Tai mes dabar girdim šitą pasakėlę, kad pati Viktorija neva tuo metu nedalyvavo ir dėl Stebuklingai, to bet jinaigi buvo toj partijoj. Jinai net buvo ko tokia gero partija. Tik buvo tai, viršūnėlėje, tai jinai žinojo, o gal ir nežinojo. Bet jeigu bet kai žinojo, tai Simonas jinai Gentvilas, nutylėjo, bendrininkavo. Simonas ir Eugenijus Gentvilai dalyvauja tose pačiose diskusijose ir pasisako taip pačiai kaip Viktorija, tai šitie tai iš vis akivaizdžiai dalyvavo. Tai Nu, viskas aišku, tai vad keista, grįžtant prie to, tai kodėl Viktorija leidžia savo taip šnekėti, kad jinai nelegitimi, arba kodėl čia iš vis ją reikia eliminuoti šitą partiją, man nėra aišku, taip veikia demokratija. Gali kažkam patikti, gali nepatikti. Krūva žmonių subalsavo, jos išrinko, dvi kairiosios partijos tarpusavį susitarė, kad valstiečiai nežinau, prie kurios čia pusės reikėtų priskirti, bet dabar jau, bet naujoji koalicija, bet šitos dvi didelės susitarė ir viskas. Ir tai yra jų prerogatyvas siūlyti ministrus, kuriuos irgi Nausėda dabar liktai susisgrybo po dviejų konstitucijos teismo teisėjų, kurie tarė žodį tiek Kūris, tiek dar kažkas ten yra pasakęs, kad taip greičiausiai va, tas uždraudimas partijos dalyvauti. nariams eiti ministro Taip, pareigas yra atvejams tai yra greičiausiai antikonstitucinis. antikonstitucinis. Nu, tai greitai susisgrybo ir dabar jau tokios retorikos nenaudoja. Bet iš tikrųjų, bet naudoja ir naudoja 9 mėnesius, mes tą girdėjomgi, nuo pernai Bet spalio. Tai taip neturi būti, taip negali būti. Tu galėtum mes pagal kompetenciją, dar kažkas, bet ne pagal priklausomybę tai yra politinei ignoruojama partijai. dalies rinkėjų valia tiesiog, ne paprasčiausiai tokiu Bet būdu. tarp kitko, ir sakau, nu, tas, kas pradėjo domėtis politiką ne prieš metus, ne prieš du, nu, tai lygiai taip pat, o Tėvynės sąjunga kažkada su Laisvės partija, kai ėjo į koaliciją. Tai niekam nekilo, kad, ta prasme, kad tai yra visiškai absurdiškai, kad neva tie, kurie konservatoriai save vadina, man visada, ta prasme, dabar jau keista, kodėl jos vis dar vadina konservatoriais. Iš kur tas lipdukas? Nu, jie nėra konservatoriai. Partija, kurios dauguma Seime balsuoja už partnerystės įstatymą, už narkotikų dekriminalizavimą, kurioje vietoje čia yra konservatyvumas. Nu, Tai tai bet grįžtant prie to, tai bet kai jie tada sudarė koaliciją ir su Laisvės partija, tai kur buvo tie moralės sergėtojai? Nu, bet taip išrinko viskas. Jie deleguoja, jie formuoja vyriausybę. teisingai sakė buvusi premjerė. Nu tai pakentėkit, susitaikykit, palaukit tuos kelis metus ir išsirinksi vat, kitus galbūt, o gal ir ne. Nes apklausos, kaip matote, rodo, kad ką svaigsta Vilniaus burbulas, ką nori matyti ir pateikia kaip realybė, jinai tokia nėra. Žmonės ir toliau palaiko ir tą Nemuno aušrą, ir LSDP, bet tikėtina, kad palaiko ne iš didelės meilės tai kairiajai arba tai provincialų partijai, bet palaiko protestuodami vis dar prieš tą ankstesnę valdžią ir jos Taip, išsišokimus ir visą Vilniaus burbulą.
Sakykim, Bet va gali tas būti ir taip. suskirstimas iš tikrųjų Lietuvos į Vilniaus burbulą ir ne Vilniaus burbulą tampa vis akivaizdesnis, ar ne? Nes Vilniuje vis dar jiems vat, faina, Tėvynės sąjunga, liberalai, Laisvės partija, vat šitie. E, vat turbūt pats pavadinimas, kad dešinieji, nesvarbu, kad ten jau nebe dešinieji, bet ten vat, žmonėms limpa. Jiems gal, nu, O tai kas jiems neprestižas. patiko, Dulkys ar ką, kodėl jie taip jų nori vėl dabar? Jiems turbūt, vat, man atrodo, čia vat, tas, jiems atrodo provincialu palaikyti socdemus. O ne? Aš galvoju, va taip, net tiem naujai atvykusiems į Vilnių, jie nori būti madingi, jie nori Dieve, balsuoti už va tokius, tai ką vadina progresyviais, nors aš irgi, kur ten man tas? čia ne progresas, man regresyvu siūlyt, Nu. jo, ten visokius. Bet žiūrėk, dabar tos apklausos, va aš mačiau tavo postą, iš tikrųjų tie politikų reitingai, ne, kur dalyvauja žmonės jau sulaukę garbingi, buvę politikai beveik 100 metų ir jie vis dar kaip aktyviai veikiantis pirmose gretose, tarp jų staiga atsiranda vienas visuomenininkas, neva visuomenininkas, nes irgi keistas žmogus. Tai kaip čia tas arba partijos, teisingai tu rašiai, yra tokios pateikiamos ir galiausiai kitos. Tai tas Taip, kitas, kodėl negalima paimti pagal sąrašą, kurios registruotos, išvardinti, tegul žmonės patys pasako, kiek už kurią. taip, nu netiek daug, O 23. Vis kodėl tiek tas į vieną nevyksta? lapą tilptų, ar ne? Na, jeigu tu darai apklausą, telpa 23, tu dar prie kiekvienos partijos prirašyk partijos lyderį, kad žmogui būtų aišku, Jo, kad čia yra jo. Gražulio partija, Nu, nes, pavyzdžiui, ir Zuoko dabar, nu, ne kiekvienas prisimins, kad jie dabar persivadino į centro dešinės ne. kažkas, ne? Nu, bet tai tu parašyk, kad tai Zuokas, žmogui bus aišku, kad jeigu jis Bet nori čia yra kažkaip. propaganda, čia nuomonės formavimas, ne, neva Taip, nieko kito visiškai. nėra. Nieko kito nėra, yra tik tos šešios, jos tarpusavę nevamurkdosi. Čia yra vienas dalykas. Kalbant apie asmenybės, gera irgi pastaba. Tas anksčiau buvo politikų reitingai, dabar įdėjo vieną visuomenininką ir dabar yra visuomenės veikėjų reitingas. Tai Tai taip iš vis vėlgi rašytų formuojama veikėjų, nuomonė, be visuomenės geriausiai kaip būtų. kažkada Nausėda mums augino, žmogus, kuris niekad nebuvo pasakęs, kad jis planuoja dalyvauti prezidento rinkimuose, apie 10-metį buvo tuose reitinguose, tol, kol jau tapo vienas iš lyderių ir mums jį ant bliudelio ir kažkur ir atnešė. Taip ir dabar tas Tapinas nuolat šmeižuoja su gerais ir nelabai gerais dalykais, bet vat jis nuolat rodomas, jis traukiamas į reitingus ir taip formuojama nuomonė. Nes jis ir dabar ten 6, 7 Nes vietoje kaip tą patį. žmonės balsuoja, šitą girdėjau, kai jau niekas Taip. nepažįstama, tai balsuoja bent už tą, kurį žino, ne? Ir tai yra taip veikia reklama, taip veikia ir politinė reklama. Taip, mums parodo, mums suformuoja. Paskui vėlgi klausimas, kuris sukandidatuos, kitus apjuodins ir pasirodys, kad tai yra O tai ką geriausias ketinat sprendimas. daryti tuo klausimu? Jūs esate nedidelės partijos Lietuva visų pirmininkas. Kaip jūs ketinate kažkaip Panašu, kad, ta prasimušti? prasme, iš tikrųjų teks eiti tokiu primityviuoju būdu, patiems užsakinėti apklausas. Bet tik tai, kad kainuoja pakankamai daug, bet aš kito kelio kol kas Bet nematau. Tai dar reiškia, ne viskas, Aleksandrai, kur tu ją dėsi tik pas save Facebook'e, nes tau neviešins tos apklausos rezultatų tiesiog niekas. galbūt, tausime, gal, ne šitą dalyką nepagalvojau, kaip viešint, čia paskui galima vėlgi ir pirkti tas paslaugas viešinimo, bet kol kas bent jau ir neoficialias, jau ateinančią savaitę darysim ir Vilniuje, paskui po Lietuvą pasižiūrėti ir pasimatuoti temperatūrą. Reikia iš tikrųjų, prieš sumokant kažkam, tai reikia suprasti iš tikrųjų, kaip pats įsivaizduoji. Tas kažkada, kai aš buvau nacionalinio susivienimo narys, mes tą dalyką darėm ir tuo metu, kai jau užsisakėm savo apklausą, tai mes prieš tai buvom pasidarę savo vidinės ir man rodė, kad Vilniuje mes turim beveik 5%. Tai va. O Tai turbūt dabar, nu kartu su bet to vis tiek, pačiu. kas jūs kaip šitie kunigaikštukai viduramžių, jūs tokie patys savo šviesuliai ir saulės, kad 3 žvaigždės netelpat vienoj partijoje. Nu iš tikrųjų, kodėl toks Vytautas Sinica ir Aleksandras Nemunaitis negali būti vienoj partijoje, nes abu turite sekėjų, bet ne jūs išsilakstot po vieną, o po vieną jūs išsiskaldę toli nenueisite, tik vienmandatėjai. Tai kas jums sako, gal mes susijungsim? Mes Tai buvom va, išsiskaidę bet aš ne tada dėl dikto, ne dėl Aleksandro ir Vytauto, tiksliau dėl Vytauto, bet dėl kito, dėl Radžvilo manęs nėra kartu su Vytautu Sinica. Mes buvome, bet jeigu ne vienas Radžvilas, tai gal aš kentėjote, būčiau.
ilgai neiškentėjote, o kitas ilgiau kentėjo, bet vis tiek Jo, ne. tai va, tarsi, bet principas tas pats. Tai bet, pavyzdžiui, bendradarbiauti taip, ar būti vienoj partijoje, čia vėlgi klausimas. Tarsi, bet irgi neatmeščiau. Ta Visai prasme, nu, neklausimas, nes kai balsuoji už sąrašą, tai arba už tą, tai tada išsiskirstysit balsus, nu. a, nu, Ką vat, darysit? reikia suprasti, kad vienoj partijoje, vėlgi dabar kažkur man nuėjo, tai ką dabar šitos atsisakyti, čia irgi krūva Nu, žmonių prikvesta. Ir lygiai taip pat rizikuoji. Va tas labai keistas dalykas partijose, tai yra tas vidinis reitingavimas, kaip sudalyvauti rinkimuose. Ir, pavyzdžiui, irgi nepaslaptys, kodėl aš į konfliktas įvyko su Radžvilu, dėl to, kad man buvo pasiūlyta ypatingai žema vieta sąraše. Ir taip toliau, lygiai taip pat kaip nacionaliniam susivienimui, dėl ko dabar ir ten kiti dalykai, dėl to, kad Vytauto Sinicos, tie, kurie artimesni bendražygiai, jiems irgi buvo pasiūlytas tam 15 ir 20, tam tiek Vanharai, tiek Šarūnui Jasikevičiui, nežinau, ar žiūrovai tai pažįsta dar šitos prieš žmonės, tai bet jie susipyko, nu, kai kurie. tai, Bet gerai, tai o tada pasakykite, jūsų kaip ir priešingi partijų pavadinimai. Jūsų partija vadinasi Lietuva visų. Ten yra kaip ir iš esmės Lietuva lietuviams. Bet mes tai vis čia kalbam, o tai gal geriausiai būtų Lietuva pirmiausia ir visi rastų ten ką. Nes už jūs negali balsuoti žmonės, kurie negalvoja, kad Lietuva visų. Jie galvoja, kad vis dėlto čia tų visų ir taip jau per daug ir bet su tų ten, visų buvimu čia gero nesulauksim. Taip pat ir Sinica bet čia ne galvoja. apie migracinį klausimą. Ta prasme, vat pirmas Bet dalykas, tai reikia, pavadinime to nėra, iš esmės visų, tai nu, ir tai yra reikia visų. aiškinti, nes, nu, pirmas dalykas, aš tapau Nepaaiškinsi, tai pirmininku. pavadinimas yra. Kaip tu Bet paaiškinsi? pavadinimą keisti ir įvedinėti naują, tai irgi ir brangus, ir ilgas procesas, tiesiai šviesiai. Kai tapau pirmininku, gavau jau šitą palikimą, toks Taip, partijos taip, taip, pavadinimas. taip. Bet aš ją aiškinu, kad Lietuva visų, ta prasme, kad visų piliečių, o ne saujelės kažkokių verslininkų ar politikų. Kad būtent, kad negali būti kažkoks prioritetas, kad vieniems asfaltuojamos gatvės, kiti bėdžiai palaukite. Kad kažkokios, kad skirtingai teismai traktuoja. Ir ta prasme, kad Lietuva visų, o ne apie migraciją. Aš pasisakau už reguliuojama migracija. Tikrai tikiu, kad be migrantų mes neišgyvensime. Jau biški, ta prasme, reikia ir demokratinė, demografinė kažkokią politiką turėti, kad pas mus didėtų, daugėtų gimstamumas, Ne visi bet ir konservatyvų žmonės su tavim sutiktų. tai normalu, tarsi, kad mes iš vis ir neprivalome sutikti. Aš kviečiu visada diskusijai, o ne sutikti su viskuo. Būtų labai keista, jeigu aš sutikčiau žmogų, kuris su manim, pavyzdžiui, dėl visko sutiktų. Aš pabijočiau tokio net žmogaus, pagalvočiau, kad galbūt psichiškai nestabilus ir tam, nu, nesveikas, nu, tu negali dėl visko sutikti. Tai normalu, kad mes nesutinkam ir svarbu, kad galėtume diskutuoti ir atvirkščiai Bet vienas kito žinok, tai ne. yra užfiksuota pavadinime ir tai, ką tu sakai, man yra naujiena, o eiliniam piliečiui iš vis negirdėta. Jie galvoja, kad jūs galvojat, kad Lietuva visiems, tai visi, kurie tik čia atplūsta, turi jaustis kaip namie. Gal mano pažiūros yra minkštesnės negu Vytauto Sinicos, nes nu, aš nesu taip, kad nulinė migracija. Ne, aš tiesiog tuo netikiu. Vėlgi turbūt, kad pas mus yra skirtumas, aš žmogus iš verslo, Vytautą aš priskiriu akademiniai bendruomeniai. Ir aš tiesiog kaip versle, net vadovauju aviacijos asociacijai, aš matau, kad mums tiesiog Lietuvoje aš net elementariai specialistų neturiu. Aš nekalbu apie boltų, voltų ir furistus. Aš ir Vytautai, gerai. inžinierių neturiu tiek Lietuvoje, kiek mums reikia. Bet, nu, tai kitas dalykas, ta politinė situacija, vat sakai, nedidelė partija, tu asmeniškai aktyvus kaip politikas, bet tai reiškia, kad gali gauti portfelį. Nu ir kas, pavyzdžiui, Lenkai iš vis nelaimėjo Seime mandatų, bet turi ministro portfelį. Ir taip toliau, tai čia, kai pažiūri tai, kas yra ministrai, tai realiai ten iš tų partijų mažai kas yra. O jeigu ir yra, tai nu ir kas, konservatorius parašo prašymą priimti į socdemus, o kai jau pasibaigia ta draugystė, parašo prašymą vėl išeiti. Jokių čia nieks problemų nemato. Ta prasme, laisva rinka. Tiesiog taip, kad galimybę turi visi, ne? Kita vertus. Turbūt, vėlgi, aš kažkiek, gal dėl to, kad ir pats turiu vat, patirtį, ne pirmągi partija. Tai aš į tą partijų keitimą, jeigu jis, pavyzdžiui, yra kažkoks, nu, ta prasme, organiškas, nu, normalu, kad tu gali keistis netgi pažiūros. Arba jeigu aš kažkada, Nu, nu, tai laba nėra diena. paslaptis,
Nu taip, nu jeigu aš kažkada per savo jaunystę įstojau darbo partiją, tai mano Tai kas čia biografijos tokio? faktas, Aš irgi bendravau tai su jais. sakau, Nu ir ką? tai bet aš dabar, nu, visai kitaip galvoju, nes tiesiog skirtumas 20 metų praėjo, tai, Suaugai. tai suaugau. Susiformavo pažiūros normalios. Nu, bent jau taip, jeigu anksčiau buvo toks biški gal Va. plaukiojantis. Ir ištrauks tą skeletą apie darbo partiją. Jau iš Bet čia anksto koks girdžiu. skeletas, tai aš apie tai viešinu, ta prasme, pas mane yra keli. Skeletas čia. Tikrai tavo Ne, nu, spintoj. Blogių blogis tūno. pas mane daugiau yra blogų dalykų. Aš baigęs rusų mokyklą irgi ten gali O kliūti Dieve. ir va Jėzau. Tai kaip tu prasimuši? Nu nieko. Visi gali prasimušti. Jeigu Nu, bet Žemaitaitis taip, gali ir taip visi yra. jų Ta prasme, partijų. atvirkščiai, kas yra adekvatus ir mato, kad apie tai drąsiai kalbu, tai kažkam trukdys, kažkam netrukdys. Bet taip yra. Nu ir viskas. Nu, aš net niekad neturėjau gyvenime tikslo kažkur praslysti bet kokiais būdais. Tai čia atvirkščiai, aš netgi tą patį gal naivus, gal dėl to, kad iš tikrųjų turiu ir kitų pajamų šaltinių, aš nesu tikras politikas. Bet grįžtant vėl prie Sinicos, tai yra žmogus, kuris iš karto žino, kad jis bus politikas. Ir va, tai yra jo gyvenimas. Aš lygiai taip pat aš galiu likti versle ir nebūti politiku, jeigu žmonės nematys, kad aš jiems Nu, matai, reikalingas. bet jeigu mes liksime savo darbuose, versluose ir galvosim, kad ta politika neveikia nei tų verslų, nei mūsų pačių, tai dar labiau naivus būsim ir sėdėsim kaip tie stručiai galvas į smėlį sukišę. Nes Bet čia veikia yra, visus. turi būti abipusė nauda. Taip, Politikas turi eiti visgi tarnaut, o taip. žmonės turi matyti, kad jie nori tokių žmonių. Nu, jau apie tą Toks, tarnystę, tai skamba kaip nu, anegdotas. bet taip turėtų būti. Ir siekiamybė mes visada ir turim šiek tiek iliuzinę turėti, kaip turėtų būti. Bus blogai, jeigu mes konstatuosim kažkokį faktą ir tada gyvensim pagal tą faktą. Tai mes tada, Dabar mes tik grimstam ir vis laukiam to dugno, nuo kurio atsispirto, jo kaip nėra, taip nėra toks tai vaizdas. vat Einam aš tai visgi tada, kiaurai gilin. tai visgi aš tada tikrai kalbėsiu apie tai, kad ir patys žmonės turi norėti, kad ateitų kompetitingi žmonės. Klausykite, dabartinis Kaip į kultūros darbą. ministras yra kultūros bendruomenės atspindys veidrodyje, tai ko jie pyksta ant savęs? Nu, tai pasižiūri į Nu, bet veidrodį ir tokio mato. žmogaus aš savo įmonėje nesamdyčiau. Ta prasme, tai Nu, ir vat aš turbūt aš vat nesamdyčiau. ir per tai. Tai vat aš irgi žiūriu, kad tos O ministrus kita mes vertus, ką ta kultūros ministras sakė, jis ten nieko neskirsto, pinigus skirsto kultūros taryba, medijų rėmimo fondas, o jisai tik tai formaliai taip ir kažką. ne. Tai teoriškai vat galėtų būti lyderystė rodyti bent jau kai kur. Nu, ta prasme, nu, tai vėlgi yra tam tikri projektai, kurie irgi, ta prasme, yra bendri Galų Lietuvai. Čia gale galima pradedant nuo, keisti ir tą skirstimo tvarką, ir ją skaidrinti, ir visą tai nu, tas daryti, pats bet Gedimino kalnas, vat Vilniuje yra totali gėda. Kad ta gėda. prasme, savivaldybė Jūs kelia turit rankytes labai į viršų, daug kad gėdų, čia ne gėdų mūsų. turite daug. Kultūros ministerija irgi vat, nu, nebuvo to lyderio, kuris paimtų ir sutvarkytų, nes čia koks klausimas, 20 milijonų. Padarykit taip, kad viskas, kad mes šitą klausimą uždarytume, kad nebūtų jis toks pusiau O, subetonuotas. reikės paklausti Tai- ministro, ką darys, ar eis remti to kalno su pagaliukais? Pagaliukai gali pravers protestuotojų. Tai šitas dalykas. Sporto rūmai. Čia vėlgi, ta prasme, nu, vat, aš suprantu, kad vėl duodu Vilniaus Nekalbėk apie pavyzdžius, Vilnių, nekalbėk mums. bet tai yra vis tiek tie tokie, tyčia vardinu tokius projektus, kurie kiekvienam lietuviui, ta prasme, vis tiek. Jo, bet tik tai Vilniečiai visų tuo patenkinti. Sėdi savo burbulė laimingi ir visko patenkinti. Kaip keista, mūsų tai ir juokas įmanu, Jie, žinai. tarp kitko, ir korupciją smarkiai paprasčiau toleruoja. Bet aš žiūriu, vat ir dabar. Kaunas buvo toleruoja korupciją labai puikiai, žinok. Mes visi Kas, užsigrūdinę Kaunas? tolerancijos korupcijos klausimų, tai mes visi, žinok, visiškai mūsų tas neliečia, nejaudina Nu, ir galvojam, keista. kad tai nesusiję su mūsų gyvenimu, bet tai susiję, nes Tai dėl išvagiami to mūsų Lietuva pinigai. visų, ta prasme, vat, su ta tendencija, kad čia nėra gerai, kai vat, tie verslininkas ir politikas ten kažkur susitarė ir pasidaro bizniuko, o visi kiti bėdžiams numeta kažką tokio. Verslininkas turi užrišti Duomus su ir savo žaidimų. verslais, pasakyti, kirėjo man tie verslai, dabar aš būsiu šventasis, apsirišti virvę, eiti basas ir sakyti viskas, tik tai gyventojo miesto ir viskas. O tada parodys jo video, kuris šoka pusnugės. Pusnokis. Tada, kai buvo jaunas ir Taip. darė klaidų. Nu, viskas gerai, Jokių kad tu dabar problemų. apsisprendei, bet- Gerbiamas bet Aleksandrai, žiūrėk. jūs paaiškinsit tokiu atveju viską, kad tada buvau jaunas, nesubrendęs
ir išeikvojau savo Ir, pramogų. bet turbūt pas kiekvieną mes rasim daugiau mažiau, nu Oi, nežinau, ar čia. pas kiekvieną, bet čia, nu, ta prasme, visi O mes pas kurį nežinau. nerasim, dar didesnis klausimas, kas su juo negerai, ne? Nu, va turbūt, jeigu, pavyzdžiui, iš tikrųjų, jeigu tu dagyvenai žmogui, kokiu, pavyzdžiui, 50 metų ir nieko nenuveikęs, kažkoks sterilus, Ir tavęs tai dar irgi, nepaskelbė Vatikanas šventuoju tai kažkodėl. reiškia, irgi greičiausiai mes kažko nematom. Čia aš lygiai Kažko taip pat labai kaip ir didelio, santykiuose. labai labai didelio, tada nematom kažko. Jo, ta prasme, tai kai ir aš irgi, vat, ir asmeniniuose santykiuose, kai aš kokiai draugiai sakau, žiūrėk, jeigu tu suradai vaikiną iki 35-40 ir jis, ten, pavyzdžiui, ten šeimos neturėjęs ar dar kažkaip, bėk nuo jo. Nes greičiausiai yra kažkas, ko tu tiesiog Tu dar jų ne nematai ir kuris, taip, kai išlys, tai bus skaudu. mažai Tai taip, kad nepasirodys. Ačiū, Aleksandrai. Tai buvo partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis. ačiū, iki. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.